Sveiki mūsų ištikimieji, labai norėtųsi taip vadinti, be namų negerai transliacijos žiūrėtojai ir stebėtojai. Kaip matot, šiandien už nugarų turim nuostabų žiemišką orą. Kol sėdi šiltai ir patogiai, tai tas žiemiškumas labai atrodo šventišką nuotaiką kūrė. Kai tenka važiuoti, tai žinoma vaizdas jau būna ir situacija šiek tiek aštresnė. Bet tikiu, kad visi šiandien atvažiavote į darbus sėkmingai, grįšite iš jų irgi ramiai ir saugiai. O šiandien turim ypatingą viešnią, labas Ieva. Labą. Ir kadangi jos atsinešta tema gerokai mažiau neįprasta susijus su nekilnojamuoju turtu, tai manau, kad reikalinga ir atitinkama įžanga šitai temai ir mūsų šiandienos viešniai. Kartais bendraudamas su kolegomis atrandu tikrų perlų ir visai neseniai dar kartelį įsitikinau, su kokiais fainais ir įdomiais žmonėmis tenka dirbti. Ieva yra citus teisininkė, tačiau turi labai, gal nesakyčiau, kad labai neįprasta, bet iš tikrųjų įdomų hobį su labai intriguojančiu pavadinimu. Ir tai yra miško maudynės. Miškų citus projektuose yra, turbūt pirmas iš karto į galvą lenda miško ardai by citus, kurio net ir pavadinime miškas yra užkoduotas. Taip pat žinoma Dzūkijos giriose stūksantis Nemunas by citus, savo miško lopinėlį turi ir visi savi by citus. Tačiau Ieva sako, kad iš miško galime gauti gerokai daugiau negu vien tik tai atgaivą akims ir pasivaikščiojimą miško takais. Tai Ieva, kas yra tos miško maudynės? Tiesa, o žiūrovams dar primenu, kad klausimus savo galite rašyti komentaruose ir mes pasistengsim juos atsakyti. Scena jūsų, madam. Ačiū. Tai miško maudynės yra sveikatinimosi praktika. Trumpai taip apibūdinama. Ir kai pasakau, kad tai yra laikas miške per pojūčius, ir atrodo, aš nebeturiu ką pridurti ir vis tiek visų akis būna didelis, tai kas čia, tai vis tiek lieka neaiškumas. Tai tas galutinis aiškumas ateina tik pabandžius, nes tai yra praktika, kurią reikia pabandyti, kaip ir maistas. Gali pasakoti, koks geras skonis, kaip skanu, kaip skirtingai kiekvieną suprantam, bet atėjus ir patyrus, kaip 2 valandos miške prabėga greitai, kaip tie pojūčiai pasijungia, sakau, turim 5 pojūčius, bet per tas 2 valandas su gidu, kadangi aš esu miško maudynių gide, tai padedu žmonėms tas 2 valandas praleisti kokybiškai ir nejučia įjungiam ir daugiau pojūčių. Sakyk. Tokie pojūčiai, kaip nesusimastam vestibuliarinis mūsų aparatas, kaip mes jaučiam save, kaip keliam ranką, kaip orientuojamės. Tai tie virš 5 pojūčių einantis pojūčiai, kurie įsijungia ir padeda kokybiškai pailsėti miške. Ok, tai grįžkim truputėlį atgal. Man sveikatinimosi praktika skamba, gal ne tiek grėsmingai, bet toks truputėlį, pavadinkim, formalus pavadinimas, ar ne? Toks šeimos poliklinikoje užrašas ant kabineto durų. Kaip tu tą įvardintum, sakykime, nežinau, savo dukrai? Dukra, tai ji geriau už mane maudosi kartais negu aš. Tai labai gerai, bet kaip tu jai paaiškintum? Tiesiog gal pradėkim nuo to, kad katinukas Toto, mūsų talismanas, be namų negerai jau susidomėjo tavo miško maudynėms, bet reikia dar ir publikai, ar ne? Pasakyti, kodėl tai yra smagu ir įdomu. Tai visų pirma, miške tikslas yra pailsėti, atjungti protą ir susitelkti į kūną. Tas perjungimas duoda poilsį. Čia yra tas sveikatinimosi pusė. Ką paminėjai polikliniką, tai iš tiesų užsienyje yra keletą jau valstybių, kur yra išrašomas kaip gydymas miško maudynėmis ir yra apmokamas valstybės. Tai žalesis receptas vadinasi. Lietuvoje jau yra neformalusis mokymas, gal bus ir neformalusis gydymas maža. Jau eina į formalumus, taip, šitas sveikatinimosi praktika, kuri su laiku, manau, bus ir gydymo praktika. Tai gydymu užsiema specialistai, o sveikatinimosi praktika dar jinai labiau yra skirta prevencijai. Miško maudynės prevencija, miško terapija, kur jau dirba terapeutai, gali ir gydyti, nes šita praktika yra pagrįsta moksliniais tyrimais.
Tai nėra tiesiog sugalvota, kad geras laiko praleidimas miške, yra matuojamas kortizolio kiekis praktikos metu prieš ir po. Taip. Aha. Kortizolis yra streso hormonas ir pagal tai yra sprendžiama, kiek yra veiksminga ar ne. Tai matuojama yra daugiau rodiklių ir cukraus kiekis, ir kraujospūdis, ir kaip įsijungia parasimpatinė ir simpatinė nervų sistemos, stebima visą tai. Ir nustatyta, kad 15-21 minučių yra tos stipriausios, labiausiai keičiančios žmogaus būseną. Tai ką tu minėjai, kad kaip daugiau iš to miško pasisemti naudos, kad nereikia skubėti kažkur toli į Dzūkiją ar į gilų mišką. Tai koncentracija į gamtą, į medį, jau 20 minučių padeda tą būseną pasiekti, kad ir be gido, savarankiškai tą darant. O kodėl miškas? Ar galima, pavyzdžiui, turėti, nežinau, miesto maudynės? Miesto maudynės, jeigu tam mieste yra labai daug medžių ir žalumos, tai galima. Bet turbūt ne tik medžiai, ar ne? Ne tik žaluma yra, taip, mieste. Vilnius skaitomas viena žaliausių Europos miestų, viena žaliausių sostinių, bet turbūt ne tik apie medienos kiekį mieste kalba eina. Taip. Tai čia daug aspektų iš tiesų yra. Aš kartais norėčiau tai pavadinti ne miško maudynėmis, o gamtos maudynėmis, nes jutimas ryšio su gamta, tai jis gali būti tiek mieste, tiek miške, bet miške yra bioįvairovė. Tai mes ten randam ir visokių mažų augalėlių, ir didelių, ir medžiai, ir krūmai, tie vadinami ardai. Ardai, tai laipteliai, tie visi ir gyvūnijos yra. Ir kada maudynių metu kviečiu stebėti judesį miške ir jeigu žmogus pamato voverę bėgančią medžiais, tai būna wow efektas toks. Nes gyvūnija irgi įneša į mišką savos tokios gyvybės turbūt, nes judesys vyksta. Mieste tą judesį kuria mes, žmonės labiau. Ir jis turbūt jis labiau su skubėjimu, stresu, šurmuliu susijęs. Taip. Teisingai suprantu, kad pagrindinis tikslas yra streso išvalymas, ar ne? Nes turbūt tą gražus žodis kortizolį dideliais kiekiais visi vartojam tiesiogiai į veną kiekvieną dieną, darbuose, šeimose, taip toliau panašiai, ar ne? Tai čia yra, sakei, galvos išvalymą, ar ne? Bet iš esmės tai turbūt yra streso ir jo padarinių šalinimą. Aš taip norėčiau, kad tai būtų prevencijai, o ne šalinimui, nes to balanso išlaikymas tarp to bėgimo, lėkimo ir sustojimo, jeigu mes tą balansą išlaikom, tada mūsų darbas yra produktyvesnis. Mes kasdienybėj lengviau susitvarkom su rūpešiais ir nueinam miegoti ne tokie pervargę, nes jeigu vien tik, kaip sakei, vienas stresas, tai vakare kūnelis nebelaiko ir įsijungia jau ta ilsėkis sistema, kur, kaip aš vadinu, lovos sistema, kur jau tikrai esi pavargęs ir nieko nebenori. Tai tos minčių nukreipimas į mišką, į tą tokį balanso palaikymą galvoje padeda ir vakare likti balanse, kad nebūtų taip, kad išsijungi vakare grįžęs po darbų. Tai gerai, o kas ten iš viso vyksta? Užsiminėjai, kad tai yra 2 valandos. Taip. Taip, tai yra 2 valandų, kaip čia pavadinti, ceremonija, ritualas. Susitikimas. Susitikimas su savim, su gamta. Kas ten vyksta? Tai prie 2 valandų nereikėtų rištis. Gali vykti, kaip ir minėjau, tas pirminis yra 20 minučių. Ir būna, kad kartais kreipiasi įmonės, kurios daro vasaros šventės savo darbuotojams ir sako, kad laiko turim tik valandą. Tai kaip galim mes tą padaryti, kaip sutrumpinti? Tai per valandą dėja išsimaudyti nepavyksta praktiškai. Tai tuomet aš... Po dušų pavyksta, vonioj. Jo, nepaminėjom tarp kitko, kad miško maudynės tai yra praktika be vandens. Tai yra panirimas į miško atmosferą per pojūčius. Akcentuoju, kad įeinam į mišką kaip į kažkokią tai atmosferą. Tai reiškia, kaip neriam į vandenį į vonę, taip ir čia neriam į mišką. Tai per valandą laiko, ką aš galiu pasiūlyti, tai truputį teorijos, truputį tas 20-30 minučių praktikos. Tai reikia išklausyti instruktažą. Šiek tiek jo, bet tai yra labai naudinga tiems žmonėms, kuriems reikia paaiškinimų, kuriems reikia žinoti, kad koks tyrimas buvo, ką jūs nustatė, kodėl taip, kaip jie siejasi vienas su kitu.
Ir tada kita dalis, kuriems tų tyrimų nereikia, jau tie išklausė ir jie tada gauna atgaivą, nes jie, yra tokių žmonių, kurie tiki ir jaučia ir tą daro. Tai ta valanda laiko tada apimu ir tuos, o jau kai yra 2 valandos, tai dažniausiai užtrunkam ilgiau, nes pabaigoje seanso susitikimo vyksta dar klausimų atsakymų sesija. Tai kas būna kilę, kokie neaiškumai, mes išsiaiškinam gale ir tas dar užtrunka, tai iki 2,5 išsitęsia valandų. Tai kokia eiga? Pirmiausia, dėmesį nukreipiam į garsus. Tas toks atsijungimas užsimerkus gali būti, kviečiu uždengti ausis tiesiog miške ir atsijungti nuo visų garsų, vėl sugrįžti. Tokia kelionė nuo tolimiausio garso prie artimiausio ir tas vedimas padeda dalyviams nustoti galvoti, nes kai dalyvis daro tai, ką aš sakau, tai jam mažiau reikia galvoti. Jeigu pats vienas, lygiai taip pat gali visą tai daryti, bet tiesiog dar veiks protas. Jis galvos, tai kurį dabar garsą klausyti, ar tolimiausia, ar čia, o kažkas, jeigu dar pašalinio būna, jeigu eina žmogus pro šalį ir skleidžia garsą, tada dar labiau užblaško. Tai vat, gidas yra ir reikalingas tam, kad žmogui padėtų išbūti tame miške. Čia biškai primena gal tą muzikos terapiją, kur irgi sako, ten įsivaizduok kažką, girdėk kažką ar negirdėk, ar ne, tai ten toks su vedimu, su gidu tam, kad nereiktų pačiam galvoti, ką daryti. Ne? Bet ten vis tiek yra įėjimas, ar ne, o, pavyzdžiui, ne geriau būtų atsisėsti ir sėdėti ten laukymį. Ėjimo nebūna daug. Ai, nebūna. Okay. Tai vat praktika yra ta, kur nesurinksim 10 000 žingsnių, nes ką mes įprastai veikiam miške. Bėgiojam, sausinukų dar, einam, kalbam telefonu, ir dar karts nuo karto, nežinau, sustojam kur nors, tarkim, miške, kažką grybus pamačius. Tai čia praktika tokia, kad didžiąją laiko dalį sėdim, gulim ar pastovim. Kas kaip nori, kas kaip pasirenka, ar atsirėmęs medį, kiekvieno pasirinkimas yra. Praktika yra labai pritaikyta savęs pajautimui ir nėra jokių privalomų nurodymų. Tai, ką aš kviečiu atlikti, ir vadinama kvietimais. Tai ir tuos kvietimus galima daryti taip, kaip supranti ir taip, kaip noris. Bet tu paminėjai vieną kol kas jūslę iš esmės, ar ne? Tai yra klausa. Klausa, rega kartu. Aha. Taip. Po to eiga kvietimas vyksta ir dėmesio nukreipimas į lietimą ir kvapų ieškojimą. Tai kadangi kviečiu tiek aktyviai, tiek pasyviai ieškoti kvapo, aktyvus yra, kaip kažką pasiemam ir uostom. Čia nebereikalo tą turėjom, ne? Pliauskutį. Ir uostom ir kartu čiupinėjam. Tai susitikimo metu aš nesakau, kad dabar jungiam šitą pojūtį, o po to kitą, tai viskas vyksta organiškai ir palaipsniui ir jie po to tarsi, kaip sakai, rardais, vienas po kito, jis susijungia visi ir labai skirtingai vienam žmogui jau po pirmo būna įsijungusios juslės ir jis gerai jaučiasi, o kitas būna, atsimenu, vieną vyrą sėdinti ant kelmo, pačioj pabaigoj ir jisai sako, taip nuoširdžiai. Tai va, apie ką jūs ten kalbėjot pačioj pradžioj. Tai, tik pabaigoj. Nebūna žmonėm vieniem kiti juokingi, kad ten kaip kokie, nežinau, miško sutverimai vaikšto, uosto, čiupinėja ten tos medžius. Juokinga turbūt būna ir juokinga, ir nejauku tiems, kurie eina pro šalį. Nes tie, kas ateina į miško maudynės, jie žino, ko ateina, kad ir nežino, kas ten bus, bet jie bent jau nusiteikia, kad visaip gali būti. Taip. O kai mes stovim vienoje vietoje, arba kažkas guli, kažkas sėdi ir eina pro šalį ir nesupranta, ir jiems iš pradžių būna baisu, išsigąsta, nes šiaip netikėta, kad kažkas miške gali sėdėti ramiai ir būti. O iš dalyvio pusės žiūrinti tuos, kurie ateina, tai labai geras pajautimas to skirtumo, kai tu sėdi tyliai ramiai ir jau esi tarsi prisijungęs prie to miško, jau jauti tą ramybę ir čia tau taip staigiai eina, kažkas tai bėga, kažkas rėkia. Bet tai tada reiškia, truputį svarbu yra, kokį mišką pasirenki, ne? Kad nuo šalesnė, nes prieš laidą šnekėjom su tavim, kad Lietuvoje turbūt miškų yra tiek, kad iš bet kokio miesto, bet kurios lokacijos tą mišką gali pasiekti, sakykime, automobiliu per kokį 15 minučių, ne? Ir jau esi miške. Bet miškas miškai nelygu. Ten koks nors Vingio parkas irgi tarsi miškas, bet ten judėjimo daug, ar ne? Ir
Bet vėlgi, jeigu pats atsijungi, turbūt ir gali atsijungti, ar ne? O tu renkiesi miškus, turi kažkokius specifinius, nes vis tiek sąlygos turi būti kažkokios, ar ne? Jo. Tai kai noriu parodyti, kad maudytis galima nebūtinai kažkur toli, tai aš renkuosi Verkių parką. Tai ten toks balansas dar pakankamai gaunasi, nes miesto triukšmo girdisi šiek tiek, bet dar įmanoma jo negirdėti. Vingio parke nebelabai, nes ten yra daug judėjimo, iš tiesų daug žmonių. Ir kai kurie neatsiriboja nuo miesto garso. Jie tiesiog tikisi, lūkesčiai žmonių yra tokie, kad jeigu atėjai į mišką, tai bus miško garsas. Bet dėja ne, jeigu arti miesto mes esame, mokau ir parodau būdą, kaip tuos garsus sujungti, kad jie vienas kitam neprieštarautų ir leisti jiems būti. Ar yra, sakykime, svarbu, kokios juslės po kokių eina? Turiu omeny pačiam tam procesui, kaip tu išeini iš to streso, ar ne, išeini iš, nežinau, rutinos, kasdienybės, ar čia kažkaip susijęs su juslių eiliškumu, ar kaip tu sakei, tiesiog organiškai? Iš dalies yra susiję, nes aš mokiausi specialios metodikos metodo, pagal kurį yra sudėliotas eiliškumas. Turi sertifikatą? Taip, turiu. Netgi 2. Taip, ir jeigu tą tvarką sumaišysit tos metodikos, rezultato nepasieks. Tai kiekvienam etapui yra keletas tų pratimų, kaip įvesti. Ir sakyčiau, tokia bendra taisyklė, kad pradedam nuo tų pojūčių, kuriuos dažniausiai naudojam. Tai rega nuolat naudojam, klausa irgi dažnai. Taip. Tai šituos jie labiausiai ištreniruoti, tai su jais lengviausia dirbti yra. Tai užsimerkti, atsimerkti, bet juos gal lengviausia ir kaip sakyti, išjungti. Taip, tai tą ir sakau, kad labiausiai ištreniruoti, juos lengviausiai išjungti, o toliau uoslė. Šiuolaikiniam pasaulyje uoslė yra, kvepalus uostom, šaldytuvą atsidarę uostom. Daugiau nelabai iš tiesų. Kaip gal pietus ten atsidarę, tikrinam, ar šiandien valgyti, rytoj pasilikti. Tai vat ir viskas. Tai kai reikia kai kviečiu uostyti, rasti miško kvapo, dažnas pasidalinimas būna niekas. Nėra kvapo, niekas neužuodžia. O uoslė yra kaip raumuo. Tai kuo daugiau bandai uostyti tų natūralių kvapų, kurie sunkiai užsiuodžia, tuo labiau jinai stiprėja. Tai rega, klausa, uoslė, tada? Persipina lietimas ir paskutinis yra skonis. Tai ir ragauti tenka? Taip, ragauti... Ne. Griežtai draudžiu iš tikrųjų ragauti, nes aš kaip gidas, vis tiek gidė jaučiu atsakomybės, eidama su grupe arba su 1-2 žmonėm, tai dar juos... Bet jie pasirašo, kad jie atsakingi už savo sveikatą. Aš juokauju, sorry. Aš juos įspėju. Jo, bet vis tiek įdomu, iš tikrųjų, o ką tada, kaip tas skonio kaip skonis, pojūtis, ar ne? Tai mėlynės, tarkim, kada yra sezonas, tai viskas galima, bet... Bet pavasarį, kada tada reiškia labiau nukenčia patirtis? Pavasarį ragaujam pumpurus. Okay. Ir ten yra skonių paletė visa, nuo tamsiai žalios iki šviesiai žalios ir atitinkamai poskonis skirtingas, tai čia pavasario yra skonis. Bet šiaip visus metus aš turiu rekomendaciją, mes turėtumėm iš tai, kas randama miške, padaryti arbatą. Ir aš arbatą, kadangi dalyvis veduosi ir noriu, kad būtų saugu, tai aš arbatą padarau jau iš anksto. Ir vaišinu ją pačioj pabaigoje. Ir tas būna, aš dabar išduodu visiems, bet vis tiek net ir žinant žmonėms atėjus ir gavus arbatos mažą puodelį, būna tokia wow akimirka. Ne taip kaip Atsitos Krikštynas, žinai, ką. O klausyk, o gerai, bet tu dar minėjai, kad yra ir tų tokių sunkiau apčiuopiamų juslių, ne, kurios labiau tokios intuityvios, intuicija labiau negu kažkas tai tokio įvardyjamo, ar ne? Jų neskaičiuoji, ar kaip? Skaičiuot gal aš jų, po to jau tu klausai, kas po ko iš eilės, bet jie po truputį jungiasi natūraliai ir antroji jau
Valandoje yra kvietimas išsirinkti miške vietą. Tiesiog, čia sustojam, šitoje vietoje ir dabar jūs turite išsirinkti savo vietą, kur praleisite artimiausias 15 minučių. Tai nuo to momento, kai renkiesi savo vietą ir yra intuicijos lavinimas. Nes kūnas tai žino, kur jisai nori atsisėsti, prie kurio medžio, ar prieš saulę, ar nuo saulės, ar po krūmų, jis žino. Tai ar mes jam leidžiam taip daryti, ar iš karto, ne, čia nesąmonė, čia tai negali būti ir įsijungia tas vertinimas. Taip. Tai čia tokia mini treniruotė į tų neapčiuopiamų pojūčių lavinimą yra, į intuicijos lavinimą. Tai gerai, o koks tas ultimate galutinis tikslas, ar ne, ko turėtų dalyviai pasiekti pačioj pabaigoje? Visiško atsipalaidavimo, turbūt, taip. Žinai, to visiško turbūt nebūna. Tikslas yra pakeisti būseną. Tai kiekvienam būsenos pakeitimas yra skirtingo lygio. Vieni gal tikrai maksimaliai pakeis iš visiškai proto buvimo tokio į kūną. Taip. Kitiem gal, kaip ir minėjau, tas vyras, tai apie ką jūs kalbėjote, ir tai jau buvo pati pabaiga ir jis kitą kartą tik tais gali atėjęs vėl nuo pradžių, jau maždaug suvokdamas, kas ta būsenos pakeitimas. Su kokiu žmonių skaičium dirbi? Nes sakei, kad įmonės, bet turbūt ir individualizuotos tos maudynės įmanomas, ar ne? Taip, nuo 1 iki... Taip, optimalus skaičius 30 koks būtų, bet jeigu būna didesnės grupės, tai tada mes kartu su kolegiai dirbam. Supratau. Turim klausimų. Ir norėtumėm juos atsakyti. Kur tie klausimai? Aš tau juos paskaitysiu. Taip. Klausim mūsų Fausta. Ar sezonas turi įtakos maudynėms, kuo skiriasi vasara nuo žiemos? Arba gal, nežinau, per langą žiūrint, tai turbūt aišku, apie koks sezonas aktualus šiuo metu, ar ne? Tai ką galima daryti žiemą, ar ne, ko, pavyzdžiui, negalima daryti vasarą. Nes ką vasarą galim daryti, ko kitais metų laikais negalim, tai ir taip akivaizdu. Iš esmės viskas yra taip pat, tiesiog trumpinamas laikas. Nes dėl šalčio, mes nesam pratę taip ilgai. Tai galima sutrumpinti, reiškia. Jo, tai renkiesi tarp to, kad ar sušalti. Ir tada tikrai nėra malonumo, tada išsiarzini dar labiau ir tikslas nebus pasiektas atsipalaidavimo, arba trumpini tą laiką ir tada stengiasi, čia jau yra gido kompetencija, parinkti tokius kvietimus, kurie maksimaliai per trumpiausią laiką leistų pailsėti, atsijungti, pakeisti tą būseną. Bet ar trukmė yra pagrindinis skirtumas tarp vasaros ir kitų, tiksliau tarp žiemos ir kitų metų laikų? Ar yra kažkokia specifika, nežinau, ką žiemą galima nuveikti kaip privalumas žiemos, ko negalima kitų laikų? Čia vėlgi sakau, kaip gidas renka pratimus, kaip dalyviams, tai nėra skirtumo iš tiesų. Ar žiema, ar vasara, ar ruduo, pavasaris, tikrai ne. Čia yra gal ta išankstinė nuostata, kad į mišką, į gamtą mes einam vasarą. Bet kai manęs klausia, koks geriausias laikas eiti į mišką, miško maudynėm, kada yra sezonas, tai aš pasakau vienareikšmiškai tada, kada nėra uodų. Nes kai jie zvimbia ir erzina ir negali ramiai pabūti, tai tikrai trikdis yra. Bet uodai paprastai jie ryte vakare aktyvesni, ne? Jeigu, sakykime, tą dieną, kai labai karšta, mažiau aktyvus, o ar tu darai tuos užsiėmimus naktį? Ar čia irgi tik tai dienos yra užsiėmimas? Naktį nesudariusi. Miško maudynių tikslas yra pailsėti, nusiraminti, sulėtėti. Naktį reikia miegoti. Naktį reikia miegoti vieną, o kitą tai tamsa sukelia daug baimių ir streso. Tai yra visiškai priešinga miško maudynėms. Gerai, dar Jurga Ši mums 2 klausimus netgi pateikė. Pirmas klausimas yra, kur mokeisi metodikos, kurią taikai? Miško maudynių gido metodikos mokiausi Forest Therapy Hub ir po to miško terapijos buvo mokymai, tai tam pačiam institute. Bet čia ne Lietuvoje, tai ten turbūt nuotoliniai kažkokie mokymai. Taip. Supratau. Labai brangus. Gerai. Atsakysiu po laidos. Antrasis Jurgos klausimas, kaip tau pavyksta suderinti šią veiklą su darbu?
Tai vat veiklos derinimas ir šitų dviejų veiklų derinimas padeda išlikti tam balanse. Nes dažniausiai žmonės maudosi dalyviai po darbo arba savaitgaliais ir grafikai taip ir susidėlioja, kad darbo metu, darbo dienom, darbo laiku, tuo nuo 8 vadinamuoju laiku, tai būnu čia, citus, o vakarai ir savaitgaliai priklausomai nuo to, kaip kokie būna pageidavimai. Tai faktiškai tau tas suderinimas, kaip ir reikėtų suderinti darbą su laisvalaikiu arba poilsiu, ne? Tai čia tas ir gaunasi poilsio aspektas, nebe kaip, veikla grinai kaip poilsis. Ar labai sunku yra gide dirbti, ar ne? Kiek tau tai yra poilsis, kiek tau tai yra darbas? Tai vat ir norėjau sakyti, kad pasidalinsiu asmeninę tokią paslaptimi, kad kai baigiau mokyklą, aš stojau tiek į turizmą, tiek į teisę. Tai vat turizmas man dabar ateina, toks netradicinis gidavimas, o teisė jau, kaip žinom, teisė, esu teisininkė. Tai suderinimas, turbūt sunkiausias momentas yra persijungti, nes negali galvoti ir apie maudynės, ir apie teisę vienu metu. Tai kaip perjungi atrodo, turi tiesiog daugiau planuoti, daugiau galvoti, ką, kada darysi. Taip, tas persijungimas labai svarbus, kažkai jungiklį nešiotis darbo. O dėja nėra. Reikia įsidėti. Ačiū tau labai, Ieva. Tikrai labai įdomu ir tikiuosi įdomu buvo ir mūsų žiūrovams. Tai ir savo, ir Ievos vardu turbūt linkiu visiems to balanso, ar ne, ir vidinės harmonijos. Ir nepamirškit miško, kuris gali duoti daugiau negu vien tik tai atgaivą akim ir pasivaikščiojimą miško takais. Ačiū Ievai dar sykį, ačiū žiūrovam ir pasimatysim maždaug, nepasimatysim, čia dar viena naujiena. Gruodį mes nepasimatysim, gruodį darysim pertrauką, kaip darėm vasaros vidury, kada turbūt kitos aktualijos galvoje ūžia, o tada į savo įprastą ritmą kas mėnesinį sugrįšim sausį. Tai pasimatysim po 2 mėnesių.